Mes apie tą droną ir Latvijai beje taip pat, aš kaip suprantu, sužinojome iš Baltarusijos. Šiuo konkrečiu atveju taip. Tai jeigu jie nebūtų mums pranešę, mes galėjom jo iš vis nefiksuoti? Aš nenorėčiau interpretuoti, kas būtų, jeigu būtų. Radaruose mes matėme atžymas ir tai irgi turbūt identifikuoja, kad dronai skrendantis iš Baltarusijos į NATO teritoriją kelia nerimą Baltarusijai. Į NATO teritoriją kelia nerimą Baltarusijai. Kokia trajektorija tas dronas vis dėlto skrido? Tikslę trajektoriją jau atsakys Lietuvos kariuomenė po duomenų surinkimo, tačiau visose zonose, kur buvo paskelbtas oro pavojus, tose zonose dronas ir skrido. Aš norėčiau, kad mums parodytų žemėlapį mūsų režisieriai, jeigu galima, kaip atrodė tas skrydis. Va štai, kaip tik dabar ir matome ekranuose. Tokia blaškymosi trajektorija, jisai tarsi įskrido į Latviją, po to į Lietuvą. Ir ganėtinai didelis plotas, kaip ir sakiau, buvo apimtas šį kartą. Jūs esate sakęs, kad dronas skrido virš miestų. Virš kokių miestų jisai skrido? Kiek taip pradinė informacija, tai ir Vilniaus lygtais lietė, Lentvario, sakykime, regioną, Alytaus